Labą dieną, mėly žiūrovai ir klausytojai. Šiandieną laidą pradedu aš ir mano kolegė Vilma iš Akademija Dominorum. Puikiai. Apie ką kalbėsim, Vilma? O mes šiandien kalbėsim apie žaidimą, fokus grupė žaidimą ir metodą, kurio autorius esi kolega. Tu? Taip gaunas. Teisingai? Taip gaunas, tiesa. Tai labai noriu, kad papasakotum platesniai auditorijai. Tai kaip gimė idėja sukurti fokus grupė žaidimą? Kas tai yra per žaidimas? Na ir plačiau papasakok, kad visi žinotume, nes labai sėkmingai startavom per organizaciją su juo, tai kažkaip norisi apie tai papasakoti ir plačiau. Puiku, gerai. Na, taip jau gaunas mano patirtyje, kad pastarosius keletą metų dirbu su klausimais, kurie yra susijęs su darbo aplinka. Tai tyriu organizacijas ir tai yra temos, kurios mane domina tiek praktinė prasme, tiek akademinė prasme. Ir tyriu organizacijų mikroklimatą. Na, taip gaunasi. Ir tai iš principo yra darbo atmosfera. Tyriu psichosocialinę riziką. Tai yra stresai, įvairūs stresai arba tie veiksniai, kurie mums kaip darbuotojams, kaip žmonėms darbe sukelia stresą. Tyriu darbuotojų gerovę. Na, tai kaip mes jaučiamės tuose sąlygose su tais stresoriais ar stresą keliančiais reiškiniais, kokia yra mūsų psichologinė, emocinė, fizinė ir socialinė gerovė. Ir galiausiai turiu smurto darbo aplinkoje. Tai yra psichologinio emocinio smurto reiškiniai, priekabių reiškiniai, mobbingo reiškiniai. Na ir visos šitos temos dažnai yra įvardinamos kaip nemalonios, kuriomis nesinori kalbėti, kurios yra nepatogios, kažkuo negeros. Ir na, taip gaunas, kad keletą metų ieškojau tokios saugios, patogios, kiek tas įmanoma komfortiškos formos nagrinėti šitas temas. Ir na, šitas žaidimas jau yra tokia gal dar negalutinė, sunku pasakyti dėl to, bet tikrai nebe pirmoji versija, nes išbandžiau labai įvairių formatų ir su kortelėmis, ir su testais, ir įvairių diskusijų, ir video medžiagos, ir skaidrių. Na, žodžiu, tie formatai keitėsi ir norėjau surasti tą saugų formatą, kuris leistų mums kažkaip tai kolektyvę bendruomenę atskleisti šitas temas. Ir priejau galiausiai prie štai tokio žaidimo, kuris, na, kaip supratau iš auditorijos, patinka žmonėms, jiems patinka žaidimai, kaip ir man. Beje, aš mėgstu žaidimus. Tai kokia pati pagrindinė idėja ir tikslas šito žaidimo? Tikslas yra nagrinėti įvairius su darbo aplinkos nesklandumais susijusius klausimus. Na, gaunasi taip, kad kolektyvas kartu su savo kolegomis, na, viena bendruomenė, viena komanda, kartu dažnai būna ir vadovas, jie susėda žaisti šitą žaidimą ir nagrinėti įvairius darbo nesklandumus. Streso įvairūs veiksniai, na, pradedant bendruoju stresu, na, baigiant kažkokiamis labai konkrečiomis su organizacija arba darbuotojais susijusiomis situacijomis, kurios sukelia stresą. Nagrinėti smurto klausimus, lygiai taip pat tarp asmeniniuose santykiuose egzistuojančias kažkokias tai problemas, na, ir ieškoti kolektyvinio atsako arba kolektyvinio sprendimo, kaip mūsų komandai, mūsų įmoniai yra sprendžiamas vienas arba kitas klausimas, viena ar kita problema. Ir taip yra dėl to, kad na, sprendžiant įvairius panašius nesklandumus, aš tikiu būtent bendruomenės arba komandos svarba reikšmė, ne tik sprendžiant problemas, bet ir lygiai taip pat užtikrinant prevenciją, na, kad ateityje nekiltų kažkokių stresą, nerimą ar nemalonius jausmus kylančių situacijų ir problemų. Tai, na, toks. Gerai, tai ar yra amžiaus cenzas, kas gali šitą žaidimą žaisti? Kiek žaidėjų gali dalyvauti? Ar irgi neribotas skaičius? Kiek laiko trunka? Dar bet apie tai papasakok trumpai. Gerai. Na, žaidimas šiaip yra stalo žaidimas. Skirtas bet kokio amžiaus suaugusiems žmonėms, na, dažnai dirbantiems organizacijai, na, komandoms, taip reikėtų sakyti, iki 12 žmonių.
Ir iki 12 žmonių būtent dėl to, kad tai yra ir žaidimas, ir, fokus grupė dar yra ir metodas, kada, kolektyvas, skirtingai žmonės diskutuoja arba sprendžia tais pačiais klausimais, ir mes siekiam gauti vertingos informacijos. Tai šituo atveju, tai yra suaugę žmonės iki 12 žmonių. Šiaip žaidimas pats trunka iki 3 valandų. Ir, dar kas svarbu šitoje vietoje, kad žaidimo kortelių arba tų situacijų, kurias sprendžia komanda, yra daug daugiau, negu mums pavyksta prisiliesti per tas 3 valandas. Tai taip gaunasi, kad šitą žaidimą galima žaisti ne vieną kartą savo komandoje, vis sprendžiant naujas situacijas, naujus su darbo aplinka susijusius nesklandumus, ir siekiant kolektyvinio atsako arba kažkokių tai veiksmų, kurie mums padėtų su to susidurti. Gerai, labai įdomu. Dabar norėčiau, kad šiek tiek papasakotum apie žaidimo eigą. Ir šiuo metu galite matyti nuotraukas iš kaip vyksta žaidimas, žaidimo metu darytų nuotraukų. Tai susidarysite vaizdą, kaip tai atrodo, sakykime, ar tai galėtų atrodyti jūsų komandoje ar jūsų organizacijoje. Tai apie tą žaidimo eigą šiek tiek. Žaidimo eiga prasideda nuo išmesto kauliuko. Mes metame kauliuką, dažniausiai įpareigojam vieną žmogų, kuriam atiduodam atsakomybę už to kauliuko metimą. Ir žaidimas vyksta ratu. Išmetę kauliuką, komandos nariai papuola, atsistoja žaidimo figūrėlę ant vienos iš kategorijų arba probleminių sričių. Ir tos probleminės sritys gali būti kelios, tai gali būti bendrasis stresas, tai gali būti organizacija ar santykius liečiantys nesklandumai, tai gali būti smurtas, kuris įvyksta tarp asmeniniuose santykiuose darbe. Ir tai gali būti ir praktinės užduotis, kurias komandai reikės tiesiog atlikti praktikuoti, sakykim, taip, atsiprašau už išsireiškimą. Ir atsistojus ir išsprendus tą užduotį, dalyviai už kiekvieną jau gauna taškus. Dabargi užduotis ne šiaip ją reikia atlikti, reikia išdiskutuoti kolektyvinį sprendimą ir jį užrašyti tam tikrą formą ant kortelės. Tai reiškia, kad tas sprendimas turi būti realus, tai ką komanda iš tikrųjų gali padaryti, tai kas iš tikrųjų būtų įmanoma toje komandoje arba toje įmonėje, ir tie dalykai būtų labai realūs. Noriu, aš atsiprašau, kad pertrauksiu, papildyti, kad man teko dalyvauti ne kartą, bet stebėtoja gal daugiau, sakykim, žaidimo, ir tai yra puikus įrankis ypatingai vadovams, nes darbuotojai, sakykim, ne tai, kad gal darbuotojai, o dalyviai, kurie sėdi prie stalo, problemas sprendžia apie tai, ką skauda jiems. Ir jeigu vadovai, sakykime, kreipia į tai dėmesį, jie labai daug dalykų gali sužinoti apie savo pačius darbuotojus, kuo jie gyvena, ką jiems skauda, nes patarinėja iš savo patirčių ir ieško sprendimų iš savo patirčių. Ir netgi tie sprendimai, kurie būna užrašyti, jie būna tai, ko reikia tos bendruomenės problemams spręsti. Ir jeigu vadovas yra žvalgus, tai yra vertingiausia informacija, ką konkrečiai galima būtų padaryti, kad darbuotojai darbe jaustųsi gerai. Būtent dėl to sakau, kad fokus grupė, ir norėjos taip pavadinti, yra ir žaidimas šiuo atveju, tačiau tai yra ir metodas, kuris mums suteikia vertingą informaciją. Taip gaunas. Gerai, apie žaidimo naudą. Aš labai mėgstu, ar ne, ar nesvarbu, kas vyktų, bet jeigu žaidžiam, tai kodėl mes tą darom, koks tikslas, kokia nauda mums iš to, ar ne. Tai, ir žinau, kad galima spręsti streso problemas. Taip, tiesa. Pabandykim perskaityti, tai yra užduotys, yra streso šaltinių kortelės, pirmą pasitaikiusią paimu kortelę ir situaciją paskaitysiu. Mūsų organizacijoje vyrauja labai prastas vadovavimas. Užduotys skirstomos neatsižvelgiant į darbuotojų kompetenciją ar krūvį. Dažnai nesuteikiama reikiama informacija joms atlikti. Netinkamai formuojami tikslai, vadovai negeba palaikyti motyvuojančios atmosferos, suteikti grįžtamojo ryšio, o darbuotojai neturi kam pasipasakoti. Dėl to tarp vadovų ir darbuotojų tvyro nuolatinė įtampa. Perskaičiau situaciją. Ką su ja daryti?
Sakyk, prašau, kiek taškų yra pažymėta kairėje, viduryje, kiek dalyviai gaus išsprendę šitą situaciją? 10. Puikiai, labai gerai. Tai reiškia, kad jeigu dalyviai išspręs šitą situaciją ir užrašys savo kolektyvinį sprendimą per 7 minutės, jie gaus tiek taškų, kiek parašyta kortelėje. Ir žaidimo metu per 3 valandas jie turės surinkti tam tikrą skaičių, kad laimėtų šitą žaidimą. Ir tai buvo kategorija streso šaltiniai. Tų kategorijų mes turime keletą ir vis traukiame naujas korteles, susidurėm su naujais iššūkiais. Tai dabargi kokia nauda arba kas vyksta su kortelėmis. Na, pirmas dalykas tai yra realios situacijos, kurios organizacijose nutinka. Tai, tiek teko tų situacijų ieškoti per keletą metų, surinkti vienaip ar kitaip jas, sutikslinti su mokslinė literatūra, kad, nepasitraukti taip toli nuo formuluočių arba nuo tų dalykų, kuriuos indikuoja ir mokslinė literatūra. Ir tai yra streso šaltinis. Na, šiuo atveju prastas, blogas vadovavimas. Dabargi, kodėl šitas dalykas svarbus ir kuo čia dėtas žaidimas? Tai visgi tyrimai rodo, kad darbo aplinka mums yra svarbi, būtent darbo aplinka. Ir toje darbo aplinkoje egzistuoja daugybė streso šaltinių. Šiuo atveju prastas vadovavimas yra tik tai vienas jų. Ir kas nutinka? Atsižvelgiant į mūsų individualius bruožus, į mūsų gebėjimą susidoroti su tais streso šaltiniais, juos kontroliuoti, daryti jiems įtaką, atsižvelgiant į tai, mes turime santykį su ta aplinka ir vertiname, kiek ta aplinka mums yra grėsminga. Ir jeigu aš neturiu įtakos, negaliu susidoroti su tais aplink mane egzistuojančiais streso šaltiniais, ta įtaka yra neigiama ir vienaip ar kitaip ilgainiui yra paveikiama mano gerovė. Mano psichologinė gerovė, mano fizinė gerovė, mano socialinė gerovė. Ir taip gaunas, kad nukenčia mūsų sveikata, nukenčiam mes. Bet čia prie šito dar noriu papildyti, nukenčia darbas, nukenčia darbo rezultatas, efektyvumas ir visi kiti dalykai. Ne tik tais asmeninė žala. Vienareikšmiškai. Visi šitie dalykai neapsimoka nei žmonėms, nei organizacijoms. Taip. Motyvacija, įsitraukimas, produktyvumas, efektyvumas, kaita, yra begalė dalykų, begalė neigiamų pasiekmių tiek pačiai organizacijai, tiek, tai žmonių bendruomeniai susidūrus arba, esant toms didelėms grėsmėms. Tai šitas žaidimas, kuo jisai padeda arba į ką konkrečiai jis yra nukreiptas. Viena vertus, tai jis yra nukreiptas į gebėjimą atpažinti reiškinius. Mes kartu su kolektyvu skaitome šitą kortelę ir nutinka labai įdomus dalykas. Kiekviena komanda išsirenka tik tai tą dalį, kuri aktuali tai komandai. Tai mes skaitom labai plačią situaciją. Taip. Ir iš viso to prasto vadovavimo kolektyvai išsirenka tik tai tuos dalykus, kuriuos jie atpažįsta, kuriuos jie pasirenka. Ir mes dalinamės patirtimi, kaip sprendžiama vienur, kaip sprendžiama kitur, kas kokią patirtį turi. Ir tokiu būdu mes didinam apskritai gebėjimą atpažinti tuos nemalonius reiškinius arba tuos reiškinius, kurie mums sukelia stresą. Kitas dalykas, tai suvokiama kontrolė ir suvokiama įtaka. Tai mes kartu su komanda ruošiam planą. O kągi daryti, kaip mes savo komandai galim dorotis su tokiu reiškiniu, jeigu jisai realiai egzistuotų pas mus įmonėje ar pas mus komandoje. Tai tokiu būdu iš anksto, gebant atpažinti reiškinį ir žinant, kad mano komanda yra pajėgi, tie žmonės yra pajėgus ir aš esu pajėgus susitvarkyti su to reiškiniu, padidina mūsų suvokimą, kad aš galiu daryti įtaką tai, kas man yra neigiama, sakykime taip. Ir trečias galbūt dalykas, kuris labai svarbus, tai apskritai komandos susitelkimas. Tai dažnai šitose žaidimuose dalyvauja ir vadovas, tai žinoti, kad aš turiu kolektyvą, kuris mane palaiko, žinoti, kad aš turiu vadovą, kuris mane taip pat palaiko. Tai yra labai svarbus veiksniai, labai svarbus reiškiniai, apskritai dorojantis su stresu darbo aplinkoje. Tai 3 dalykai. Gebėjimas atpažinti, suvokiama kontrolė ir įtaka ir vadovo arba tos bendruomenės, kurioje dirbu, palaikymas. Tokie dalykai. Gerai, įdomu. O sakyk, ką patys dalyviai sako apie šį žaidimą, pasidalink atsiliepimais. Keli tokie ryškus galbūt momentai. Tai va tos ryškiausius. Gerai.
Vienas momentas tas, kad tai, pasak dalyvių, tai yra lengvas būdas nagrinėti nemalonės temas. Taip gaunas, kad šitas žaidimas, jisai vis viena turi specifines temas. Tai yra ir stresas, tai yra ir įvairūs organizacijas liečiantis nesklandumai, tai yra ir įvairūs santykius tarp darbuotojų liečiantis nesklandumai. Tai yra nepatogi labai tema iš tikrųjų. Taip. Ir tai yra formatas, kur mes išdiskutuojam tas temas, nes tai yra specifinės žinios, kas tai per reiškiniai, dėl ko jie įvyksta, kokios priežastys, kokios pasekmės, kokios prevencijos bendros priemonės. Na ir tada komanda sprendžia jau dėl jų konkrečiai prevencijos priemonių. Tai taip gaunas, kad mes tiesiog išnagrinėjom tokiu būdu tas temas. Kitas dalykas, tai visgi lengvas būdas kalbėti nemaloniomis temomis, kuriomis kartais auditorijoje išties labai sunku kalbėti. Pavyzdžiui, smurtas ar mobbingas darbo aplinkoje. Tai yra tos temos, kur, prakalbinti auditoriją išties būna pakankamai sunku, o žaidžiant žaidimą, gaunasi taip, kad mes galim dalintis kažkokiamis patirtimis, kur per savo darbo praktiką esam susidūrę ir tokiu būdu nagrinėti ir tai, kas yra itin aštru ir itin nemalonu. Tai du tokie galbūt aspektai. Dar dalyviai sako, kad tos kelios valandos prabėga akimirksniu, tai tikiu, kad greičiausiai pavyksta jiems įsitraukti tą žaidimą dėl paties žaidimo formato ir tokiu būdu tas laikas praeina greitai. Ir čia dar tas lengvumas atsiranda tame, kad mes turėdami situaciją, mes tarsi kažkam patarinėjam. Ne savo problemas sprendžiam, čia toks kaip ir savo problemas, bet ne savo, nes čia toks įgaunasi kolektyvinis darbas ir mūsgi labai yra patogu kitam patarti, kitam mokyti. Ir čia vėl tas lengvumas ateina, kai, čia kažkam. Nesvarbu, kad čia mes patys savo tą darom. Tiesa? Absoliučiai tiesa, ir būtent dėl to ieškojau ir žaidimo, ir trečios perspektyvos. Būtent, kad žaidimas leistų kalbėti ne apie mano konkrečiai paties patirtį, bet ar analizuoti kažkieno kito realią patirtį. Tuo pačiu, neišvengiamai mes tai susijęm su savo patirtimi ar patirtais dalykais praeityje. Tai visiška tiesa, tai vėlgi yra toks vienas iš saugių būdų tą daryti. Tai viskas šiam kartui ir daugiau klausimų neturiu. Labai linkiu daug grupių su šiuo žaidimu. Ačiū. O žiūrovams linkiu apie stresą kalbėti drąsiai, spręsti problemas, susėdus prie štai tokio stalo žaidimo yra itin paprasta ir patogu. Ačiū Jums už dėmesį, iki kitų kartų. Ačiū labai.